Štai, suremontuotas, tiksliau, pakeistos baterijos, pabrėžiu baterijos. Čia yra dvi baterijos šiame laikrodyje. Jisai vadinasi Akurist. Na, jo pilni inicialai būtų štai čia, tas filmavim, tai čia sunku. Taigi, štai tokie jo pilni duomenys, japonų muptai kažkokie, nežinau. Tam panaudot reikėjo SR626SW, reiškia baterija, kurios plotis yra 6,7 ant 2,5 stovis. Bet aš neturėjau, todėl įdėjau LR622, kurie atitinka per 1/10 mm dalį. Netinka. 8 ir 6, ne, vietoj 7 ir 5. Tai štai, 6,8 ir 2,6 vietoj. Matomsi skaičiai. Tam panaudojau tam tikrus įrankius. Dabar pažiūrėsim, ar perės man ryškumas. Taigi, tam reikėjo panaudoti tokius įrankius. Atsuktuvas buvo panaudotas CRV5H00 iš paprasto komplektėlio Magnuson. Čia tokį turiu, tokis paprasčiausias komplektėlis. Čia yra 2 komplektėliai iš šitų ir atsuktuvas dar rodos prailgintas ten yra. Va ir ką? Pincetas, stalavas peilis nugelastas, šratinukas. Na, atidariau su stalo peiliu, atsukau varžtus, bus nuotraukos, įdėsim, parodysim. Atsukau varžtus su to atsuktuvu, ten kryžminiai paprasti. Ir vat pakeičiau viduje esančią bateriją. Kita baterija, čia neužrašiau, bet ne iš viršaus. Čia kažkur turiu šią numetęs. Ai, va. Dar jinai čia yra. Štai kita baterija tokia, taigi 2 baterijos pasikeitė. Aha, bet ta viena didelė atsako už elektroninį laikrodį, kur dar gera japonų baterija, Škoda Kaiderio. O ta mažytė atsako už mechaninį laikrodį, reiškia tą kvarcinį, kur rodiklis sukasi. Na, kur tiksi sekundininkas. Tai va, už tą. Tai taip, kad 2 baterijos. Ir jį atidarius su stalo peiliu, šitų, reiškia stalo peilis, taip nugelastas. Atgal uždaryti pavyko štai su šia izoliacija, kas elektrikai daugiau mažiau žino, čia yra. Bet paprasčiausiai apskritimas atsitiko, kad nesulaužė stikliuko, štai, atgrinai. Ir va su šitą malką užspaudžiau, o dar net ženklai matos, kaip spaudžiau visą jėgą, čiut stalo nesulaužiau. Nu ir viskas pavyko. Tai va toks padėjimas, dėl ko darau šitą video, dėl to, kad 2 baterijos, atžiau 2 kartus, pakeičiau bateriją ir neėjo, galvoju, tai velnės. Paskiau susiradau, tai va tai, toks laikrodis, Akurist. Va taip ir taip, yra 2 baterijos. Šios žinavus, viskas ten gerai. Nu, sunkiausiai sekėsi turbūt su grandinėlės nuėmimu. Skiau sudėti neturiu specialaus įrankio. Atenkas kaip sugaunadis. Taip dirbti yra per sudėtinga. Tai va bus foto. Ir, vat, dėkui už dėmesį.